Sveiki visi, tai žodžiu, kaip matote, šiek tiek apstojau su agility, nes šiek tiek įgryso, nes šiaip kažkaip atsibodo, iš tikrųjų, galiu tą pasakyti, nors ir pakėliau nedaug, bet man kažkaip įvairovės reikėjo, nes kadangi tam agility korse pakėliau gal šiam KXP per dieną ten, vos ne, tai šiek tiek įgryso, nes ten ant to lėvesnio bėgtai mažai XP per valandą, tai nežinau iš tikrųjų, tai jo, dabar keliu matot flečingą su Maple šilbovais, nes einu į pliusą, dvigubai nuo vieno Maple logo, tai nusipirkęs už 100 gausiu už 200, na, čia nedurnam aišku, nes milo, tai 2, nu žodžiu, bet atsibos aišku. Tai jo, dabar šiandienai nesu nieko gero pasiruošęs, tiesiog gal kaip ir spinus pasilikau, nes šiandieną į šūlę nereikėjo, kaip žinot, penktadienis dabar 10 valanda yra, atsikėliau prieš valandą gal kokią ir jo, spinus pasilikau ant video tiesiog ir šiandieną daily ką darau, nu tiesiog paprastas ten toksai. Šiaip spinai, nusiparku tenais vėl staffus, Wicked Hoodas ir viskas lygiai ir nieko daugiau nepadarau, gal kažką dar iš mane meiko pasiūlysit. Ir tolimesni planai būtų pakvestinti, nes tik keletais vykdės ten Dwarf Canoną, dar ten kažką. Nes šiaip questinti nemėgės, nors gal ir patiks, nežinau. Čia ateityje. Šiaip questai turėtų visi gerai eitis, nes ir prieris tuoj kem 3 bus, kurį turėčiau greit pasikelti ir greit, gal, draugas paskolins milų kažkiek, gal, nežinau. Tai jo, dabar pasiimu. Gal pirmiausia padarom su Wicked Hoodu, bet kuris randas, aš neįsivaizduoju. Arba žlibas. Va, štai Wicked Hoodas. Ir dar kažkokius Chief Shoes, kažkokius prieš mėnesį gal gavau, kaip dar tenais išėjau. Check duration. Nu, tai viskas galėčiau, karočią destroin galim. Ai, aš nedestroinam, pasiliekam, ten. Gal dėl gražumo pasiliekam, tai užsidedam, aktyvuojamės. Ir kas mano craftingas? 17 tik tai. Reikės už nesbaną eit pasidėti, tai teleportą išnaudojam. Ir galėjau pradėti iš tikrųjų nuo spinų, bet zin, pradėjau, tai bus gerai ir taip. Ir va, Wizardas stovi, senai lyg ir nedaręs, tik ant vido kaip ir padariau kažkiek, čia su esencijom dabar, kaip žinote. Ir pakilo, vienas lygis pakilo jau, visai neblogai, tai keliam, bent jau 2 tai turėtų pakilti, bet jeigu tai nepakils, tai aš neįsivaizduoju. Ir pakels 2. Kilo man atrodo? Ne, ir nepakilo. Aina šiek. Ne, pakilo man atrodo. Pakilo, jas. 2 lygiai 19 dabar spinus prasukame. Ir Magico XP ir Spirit Shard'ų gavom, kur aš jau daug bankį ir taip turiu. Bet dzin. Tai dabar magija gal kilo, nekilo, tai magija kils irgi, tada teleportuojam į Varok ar Battle Staffą nusiperkam. Nes kol kas matau geriausią dalyką, kurį pirkti, gal dar Defrunas nusipirksiu. Nežinau, to nueisim patikrinsim, čia paeksperimentuoti niekas netrūčia, kaip žinom. Ir jam nusipirkam, mano money pound čia net 100 nebėra, o yra. Visai gerai. Ir jau kur tas šalpas pamiršau, va tenais kažkur. Jei neklystu. Atsiprašau. Dar iš Hemscape'o laikų prisimenu, kaip čianais daug kas labai kirsdavo, geras manimeikas būdavo ir dabar net yra. Va, pažiūrim, eina ir neina kažką nusipirkti. Tai kad šiandien net neapsimoka jau. 310.
Iš PAC net nieko nebeapsimoka pirkti, tai aišku nebeapsimoka. Tai čia eina parduoti. Savaitėms. Nieko čia neapsimoka, freerunas pasimam ir nešam kudaš iš čia, nes nieko gera. Šį bendro profito niekas čia nepasidarau po vieno runo, bet bent jau kažkas tai matyti, bet tuoj dar palaukia. To jaus. Ai, dar vieną dalyką gerai, kad prisiminiau. Ir įdomu, nuo kada galėsiu aš tuos geresnės 100 runas, bet neįsivaizduoju nuo kada. Va, dar 100 runų gal. Bet nieko jūs nereiškia gero. Tai va, bėgam. Ir dar šiandieną bandau kažką su kokybė pagerinti. O ir dabar pamačiau, kad tik to vaizdas pakrypęs, tai tuoj palaukit, statau. Štai, skomtazija, va dėl to ir yra gerai visai, galim belenką parodyti. Aš jau ką noriu. O štai dar 8 battle staff ir einame G parduoti. Kad čia nėra daugiau ką parduoti. Gal šitą dar parduosim. Bet žiūriu, kiek man valandos darbas čia. Ne, valandos tai nebuvo, bet 2 minučių kažkokia. 107 duka, tai čia visai neblogai, bet su investicija žinoma, tai turėsiu. Virš 300 štukų. Ir jo, tai vad gal kažkas kokį money maker turit pasiūlyti, sorry, čia slagina. Tai jo, sakau, pasiūlykit money maker. Ir jo. Žinau, kad čia su tais kažkokiais battle staffais yra kažkoksai lyg irgi money makers, bet labai daug nesigilinau. Tačiau ateis laikui, tai aš dar čia rūną kažkur turėjau parodys. Ateis laikui galėsiu visada pasižiūrėti. Vas pričiardau, kiek iš susirinkęs iš tų čarmų biškį. Šitas kažkas gal vertas bus. Tai ilgai biškį išselinam banką. Nes kiek va šitie verti būtų? Opa, kiek varo, kad tu turi 10 gal kokių nereikia. Tų visokių ranų turiu iš tų čia. Iš tų daily mano apėjimų. Tai žiūrėsim, kiek dabar turėsim maniai. Pai, kažkiek kartų. Opa. Ai, net neparsiduoda čia mes. Nu, žodžiu, pažiūrėsim. Tai ilg gyvenime nenaudoju, špalygis per mažas iš šitų. Opa, nusipirkau už 100 štukų. Oi, na šik. Nesvarbu, čia tą agility aš vis tiek kokį pastaruoju metu nekelsiu, nors ir pendantą turiu, bet dabar supratau, kad tikrai užknisantis kilas yra ir labai. Ir čia viską išparduodame. Ir jo, dar ką kalbu. Neapsimokėjo parduoti, bet ir štai 400 PMK. Jau artėjom šiek tiek link milo. Gal ir patys susidirbsim pirmąjį milą. Žiūrėsim, gal eisiu flexus papikinti. Gal geras money makers. Ir šiaip visai gal šitaip neblogai atrodo. Nors nelabai sakyčiau, nesvarbu, žodžiu, paliksiu. O aš eisiu, kaip visada, kelti fletchingą. Ne kaip visada, tačiau štai dabar. Pakelsiu fletchingą. Šiaip, nežinau, norėčiau, kad aplenktų agility ant to, bet ir tai aš vis tiek tingėsiu, garantuoju. Tai va, tiek šiam kartui, manau, geras video visai išėjo, kaip ir antras visai vlogas. Pasistengiu garsiau šnekėti. Nes rusibotė skundėsi, kad šiek tiek tyliai šneku, tai atsiprašau. O čia atsiprašau su pačiu mikrofoną. Tai, žodžiu, tiek šiam kartui, ačiū, kad peržiūrėjote 9 minučių video, nu va čia toj 10 ir iki.